Labas, esu Jūratė, astropsichologė. Šiemet pasibaigiau 3 metų kelionę. Labai įdomi kelionė. Pirmiausia, man pačiai. Tai ne tik tai savo brėžinio sužinojimas ir visų tų stiprių, silpnų planetų, bet ir psichologinių mechanizmų. Tai yra išmokta nemažai būdų, kaip savo padėti, kaip vesti terapijas, kaip mes galime apskritai gyvenime pritaikyti tą visą psichologinį mechanizmą, tai tiek liečiant santykius, darbą, karjerą, vienu žodžiu, kad tu gavęs įrankį išmokai su juo gyventi. Tai va, lygiai taip pat ir aš perėjau per save ir dar einu šioje kelionėje. Taigi ir jūs noriu supažindinti, gal ir jums būtų aktualu daugiau save patyrinėti, sužinojęs astrologinių mechanizmų, tai yra ta diagnostika, tai toksai kaip diagnostinis įrankis, galime tai pavadinti techniškai, kuriame tu gali sužinoti, kur pas tave stipru, kur silpna, kokie tranzitai keliauja. Aš lygiai taip pat, kaip visus metus tai domiuosi, tiek savo aplinkos, stebiu situaciją, kaip vyksta viskas, vienus veikia, kitus neveikia, vieni tiki, kiti netiki, labai daug visokių dalykų. Bet aš savo daviau užduotį, kad turiu patyrinėti ne vienerius metus, kad įsitikinčiau tuo, kad tai yra ne mano. Nes kol kas tuo gyvenu, kad būčiau naudinga jums, kad mes daugiau turėtumėm sąmoningumo savo gyvenime, kad išlaikytumėme tuos nuostabius santykius, tai pirmiausia su savo artimu žmogum. Nes kas svarbiausia, tai mūsų aplinka, tai yra mūsų veidrodis. Taigi mes labai atspindim savo aplinką, tai galime apsidairyti, kokie pas mus yra draugai, galime pastebėti savo mylimuosius, kaip mes su jais bendraujame, kiek mes esame su savimi atviri. Tai va, tai daug visokių niuansų ir aš galiu pravesti terapiją, galiu sujungus astrologiją su psichologija panagrinėti, kur galime pas jūs pastiprinti, galbūt tai yra meilės tema, galbūt tai yra karjera, o galbūt jūs tiesiog norite daugiau save pažinti ir tai yra labai įdomu ir smalsu, ir jeigu tu esi smalsus ir nori daugiau to viso pamatyti drivo, tai kviečiu pas mane ir mes galėsime daugiau padirbėti